Nu, o šiandien nuo balandžio 29 dienos negeriu vaistų, nes Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras registratoriai sako, kokius tu vaistus geri, kokiom tu ligom serginu. Sako, aš tau negaliu sakyti, tai dabar va. Jis sako, aš tave neregistruosiu pas šeimos gydytoją. Va. Nuo 29 balandžio negeriu vaistų, nesigydau ligos kaip triobos. Koks ministras įstatymą tokį priėmė, kad negali registruotis pas šeimos gydytoją, kaip čia yra. Balandžio 29, 30, 1, 3, o 4 dienos negeriu vaistų. Numirsiu, kaip čia dabar. Koks šis ministras ir įstatymai priimti, kad negalima užsiregistruoti pas šeimos gydytoją, turi registratoriai kažkokia moteris sėdinti, o gal iš gatvės atėjus registratoriai, turi jai papasakoti visą savo ligų nuo gimimo, kokiom ligom sirgęs. Tai su šeimos gydytoju galiu pasikalbėti, nesu su registratoriu, kaip čia pasidarė. Tai dabar ką man gydytis? Sveikatos draudimo sumokėtas. Viskas gerai, kaip čia dabar. Neprieinu prie šeimos gydytojos.